Pasitikite Sigitas Baranauskas. Pristatau kovotoją mėlynajame kampe. 1,86 cm. 1985 metų gimimo. Viačeslav Markov. Jūsų plojimai. Šis kovotojas atstovauja klubas Savarč, Ryga, Latvija. Kągi, pasitikite mėlynojo kampo kovotojas Viačeslav Markov. Palaikome Šiaulietį! Palaikome! Jūsų dalyvai! Dar reikia! Dar reikia jūsų dalyvo! Na, žiūrovai palaiko Sigitą! Palaiko! Kągi, kol bus paskelbtas nugalėtojas, noriu priminti, kad liko dar 10 kovų. Ar publikai jau patinka? Jau geriau? Taigi įtampa auga, emocijos didėja. Taigi kovotojams suteikiama pagalba ir dabar pats metas paskelbti trečiosios kovos laimėtojas smaugimo veiksmu. Jis pripažintas šios kovos laimėtojas Sigitas Baranauskas. Kągi, trumpus interviu Sigitai, publikai reikia interviu. Ar
Atrodė tokia lengva kova, kokia ji buvo, ar sunki, ar taip tikėjotės? Sunku pasakyti. Manau, pasisekė. Ar daug ruošėtės būtent šiai kovai, kad taip lengvai ir greitai laimėjo? Pastoviai sportuoju. Pastoviai sportuojate ir ruošėtės. Ar publika palaikė Sigitą? Jūsų laimai Sigitas Baranauskas, Šiauliai, trečiosios kovos laimėtojas. Na kągi, čia įtampa auga, adrenalinas didėja ir noriu, nieko nelaukdamas, pristatyti ketvirtosios kovos dalyvius. Mero teisėjas Saulius Šeškevičius. Ir pasitikite raudonajame kampe 1,76 cm, 1993 metų gimimo, atstovaujantis klubą Plungė. Kova su priešininku. Priešininkas jaunesnis. Viską, ar toks buvo planas iš karto imtis tokios kovos, ar viskas įvyko spontaniškai pablaigos? Treneris Vamono Mikhailas Kačiūrovas. Ateik, Miša. Miša, ateik. Va, grinai va tokia taktika, reiškia, patarė man imtis tokios taktikos būtent. Kadangi priešininkas fiziškai stiprus, jaunas, va, grinai tokios taktikas, kaip sakant, klausiau trenerį ir įvykdėm planą. 100%. Tai per pirmą raundą taip ir buvo, kad neprasileis smūgio kažkokios stipraus. Jo, nes fiziškai stiprus vyras buvo viską ir nutaikau momentą vienu, žodžiu, persimečiau. Reiškia, parterį pradėjau smūgiuoti ir paskui užbaigiau smūgimo veiksmą. Kiek laiko ruošėtės kovai ir žinojate priešininkai iš anksčiau? Žinokit, priešininkai keitės, turėjo iš Mažeikių būti, bet jis atsisakė. Ir paskui likus savaitę atsirado iš Latvijos, iš Rygos. O kiek laiko ruošėtės pats? Žinokit, atvirai pasakius, kokį gal 10 dienų, kadangi buvau išvykęs su darbais, grįžo ir pasiūlė sudalyvauti ir sudalyvau. Gerai, dėkui. Su pergale.